Dar daugiau, kalbant apie visuomenės teisę žinoti, visuomenės teisė žinoti nėra absoliuti. Jinai įtvirtinta Konstitucijoje ir poįstatyminiuose teisės aktuose bei įstatymuose. Gerbiamasis Gabrielius Čia tas visuomenės teisė žinoti nėra absoliuti, čia kur citavo. Landsbergi, turėkite bent elementarios kultūros, nebaksnuokite pirštais čia, paklausykite, aš, kaip jūs klausite, jūsų nepertraukiau, tai reikėtų galbūt laikytis kaip būsimam iškeliam politikui to paties. Tai aš jums pacitavau įstatymus, įstatymai, kurie nurodo aiškę viešosios teisės normą, viešąją prievolę vykdyti vyriausybei, kas susijęs su vyriausybės posėdžiais. Jeigu jūs neskiriat posėdžių ir protokolo, tokią teisę jūs turite. Čia jau labai pradeda skambėti kaip šio zakono atmaskė. Bet aš iš tą klausimą jau atsakiau. Ačiū gerbiamas Andriau Kubiliau už jūsų replikas. Jos visuomet yra labai taiklios. Ekosistemą siūloma keisti voluntaristiškai. Ar jums netrodo, kad jūs pažeidžiate konstitucinę žodžio laisvės ir informacijos prieinamumo nuostatą? Gerbiamas kolega, aš pirmiausia esu teisininkas. Ir jūsų bandymai politiką painioti su teise, baigėsi labai nekaip. Aš suprantu, kad jūs varbūt politiškai susitikinėjote su įvairių koncernų atstovais. Polimas, iš karto polimas, realiai iš karto polimas. Žemaitaičio strategija realiai. Tas pats, tik aišku, Žemaitaitis unhinged yra, čia kultūringiau, bet patys argumentai. Polimas. Iš karto. Slepiamas už įstatymo apie klausimą, kaip turėtų būti, ar tada, ar neprieštarauja idėjai kokiai. Nėra tokių atsakymų. Nes svarbu, kad viskas pagal įstatymą, pagal Skvernelį, ir už jo galima slėptis, bent jau už jo paskaitimo galima slėptis. Bet tada tiesiog iš karto polimas juodinantis klausiančius. Prieš tai Kubilių, dabar, ką čia pamiršau, Adomavičių, whatever, koks čia buvo. Jūs manote, kad tai yra labai normalu, aš taip nemanau. Jūs nešaukite gerbiamas, jeigu tu esate nestabilus, jūsų sveikata kažkas blogai, tai... Ir iš karto žydinėjimas, man atrodo, sušūkė atsakyti klausimą. Ir iš karto, ko čia šauki, duchas, tu ligonis, su psichinis toj, holy shit. Tai kreipkitės į įstaigas atėjimą. Ir beje, su kiekvienu klausimu atsakymai vis agresyvesni ir agresyvesni. Nervai nelaiko čia, man atrodo, Skvernelio. Su kiekvienu klausimu pradžioje jis laikas labai ir su kiekvienu vis agresija didėja ir didėja. Blogai, tai kreipkitės į... Sutikinėjote su įvairių koncernų atstovais, gavote įvairiausias užduotis, politinės užduotis, bet tai buvo numatyta priešais teisę. Aš jums bandau paaiškinti, kad visi sprendimai turi būti teisiniai ir pagristi teisinėmis normomis. Jūs, sakau, suprantate kitaip šiek tiek teisę, jums yra politika apart teisės, galima apeiti teisę, pažeisti teisę. Jūs manote, kad tai yra labai normalu, aš taip nemanau. Atsakyk į klausimą. Jūs nešaukite gerbiamas, jeigu tu esate nestabilus, jūsų sveikata kažkas blogai, tai kreipkitės į įstaigas atitinkamas ir jums galbūt padės.